Sveiki visi užsukę į Gidis Stitch kanalą apie siuvinėjimą kryželiu. Tai vat jau yra spalio pradžia, šiandien, jei neklystu, spalio 6 diena ir noriu jums atsiskaityti, tiksliau parodyti, ką aš siuvinėjau visą rugsėjį. Tiesa, siuvinėjau kiek daug mažiau negu ankstesnius mėnesius, nes rugsėjo paskutinės 2 savaitės buvo kažkokios visai nesiuvinėjimo. Tai va, tai mano mažylis kaip visada miega, aš todėl ir naudojos progą, kad galiu jums pafilmuoti. Tai va, tai aš ilgai čia nekalbėsiu ir tada greitai parodau, kiek aš čia tų procesų pajudinau, kiek man pavyko per tą rugsėjo mėnesį. Tai pirmasis procesas bus tokie kalėdiniai žaisliukai. Aš įdėsiu čia kažkur kamputį nuotraukytę, netrauksiu planšetės su saga, kad parodytų, o tiesiog įdėsiu į kamputį nuotraukytę ir matysit, ką aš čia siuvinėjau. Tai va, tokie va čia yra Dimensions, tokie kalėdiniai žaisliukai su tokiais seniais besmegeniais. Aš va porą jau turiu jų išsiuvinėjusi, va parodysiu. Čia pradėjau turbūt daugiau nei prieš metus. Tai va tokį vieną. Va čia mano patys pirmieji daryti prancūziški mazgeliai. Pažiūrėkit, kokie gigantai. Nu va tie didžiausi, tai patys pirmi. Nu po to čia va ant kepurės, tai jau man pavyko padaryti gražesnius. Bet aš jų neradžiau, lieka prisiminimas, kaip sakant, apie tuos pirmus kartus. Tai va. Kol, žinokit, nebuvo Backstitcho, nu man čia tokia makaliūzė atrodė. Ta prasme, spalvų plėmai tokie. Bet kai pasidaro Backstitchas, jo čia tikrai labai daug. Tai labai gražiai viskas atrodo, ypač iš tolo. Nu, pasaka. Aišku, čia va nuo rėmelio nuimta, nieks nelyginta, nieko, dar viskas šviečia. Ir va čia va dar turiu antrą išsiuvinėjus. Čia susikarpiau tokiais gabalais. Ir paskui supratau, kad aš galiu 2 ant to gabalo išsiuvinėti. Tai čia labai nepykit. Toks va susilamdęs visas nesužsuktas. Tai čia jau tokie 3 va seniai besmegeniai. Tai va, aš 2 juos esu pabaigusi. Ir va čia 3. Bet sakau, taip, man jie nejuda. Aš žadėjau juos pabaigti iki praeito gruodžio mėnesio, 22 metų. Nes aš pradėjau, jei neklystu, gal kokį birželį ir žadėjau va kas mėnesį po vieną išsiuvinėti ir gruodį pasibaigti, apipavidalinti. Bet kaip matot, užsitęsė. Kažkaip nelabai aš noriu jų siuvinėti, nežinau kodėl. Bet va, taip va. Tai čia ką man pavyko padaryti, buvo išsiuvinėta šiek tiek pusiniais, tai va aš galima sakyti dar čia pusinukų pasiuvinėjau ir va šitą va visą va tą žalę, rudai žalę plėmuką. Čia, kaip suprantu, jei gerai atsimenu, bus 2 seniai besmegeniai. Tai va, pasiuvinėjau keletą dienų ir viskas, nu nebegaliu, kažkaip nepatinka man. Tiesa, aš čia siuvinėjau ne pagal originalų Dimensions rinkinį, o tiesiog radau sagą variantą, schemą internete, atsisiunčiau, susirinkau DMC siūlus ir su tais DMC siūlais siuvinėjau. Ant 16 aidos, čia tokia jinai ne balta, tokia gelsva, gal Ivory vadinas, dabar tiksliai nepasakysiu. Tai va žodžiu, va taip man su jais sekas. Nu aš labai norėčiau juos pabaigti iki gruodžio. Nu, žiauriai norėčiau. Nežinau, dabar tikiuosi gal pavyks, nes kryžiukų namuose pradėjau dalyvauti kalėdiniam bingo ir aš labai tikiu, kad man pavyks dėka kalėdinio bingo juos pajudinti. Nu, nors nežinau, nors 4 kokius pasidaryti. Nors norėčiau visus 6, jų yra 6. Tai va, tai nežinau, kaip man čia seksis. Nu, bet bandysim. Tai va, mano rezultatai jo kaip varočiau. Va čia tokie nedideli. Tai va, tai tiek. Tai čia buvo porą dienelių, pati rugsėjo pradžia. Tai va, paliksiu gal čia, va tą išsiuvinėtą. Taip, sekantis mano pradėtukas bus
kuris buvo suplanuotas būtent rudenį, nes turiu dar pasiplanavusi, man atrodo, 4, nežinau, ar visus man pavyks juos pradėti rudenį, bet vieną iš tų 4 ar 5, pradžioj buvo 3, kas mėnesį po vieną pradėtuką, bet dabar jau jų pasidarė pas mane vienas pradėtas ir dar plus 4, kuriuos norėčiau pradėti, bet nežinau, ar pradėsiu. Žodžiu, supratot, čia su mumis visom turbūt taip yra, kad vieną norim, visai ką kitą pradedam, dar prisisvajojam, dar prisiplanuojam, po to planai griūva ir pasidaro, kas pasidaro. Tai gerai, labai netemsiu ir va štai kokia gražuolė. Pažiūrėkit jos veiduk. Įdedu jums, kaip atrodys visas pabaigtas procesas. Dar ir parašysiu, kieno čia autorinė schema yra. Bet, oh my god, tos akis, pažiūrėkit, jos man kaip tikros, kaip jums čia. Čia aš užuolaidą atitraukiau, kol ne per daug apšviečia, nežinau, kaip jums parodyti. Vau. Vau. Siuvinėjau ant vintaž kažkoks Evas. Ir, nežinau, gal irgi parašyti, jeigu įdomu. O gal aš Instagrame esu parašius, man atrodo, jei neklystu. Spigliukų Deivė Instagrame galit mane rasti, ten yra ir nuotraukų daugiau šito pradėtuko. Tai va, su labai dideliu malonumu siuvinėjau. Tiesiog, pažiūrėkit, pasaka. Dieve, kaip sakant, auksiniai plaukai čia dar bus. Ir va čia pirmasis procesas, kurį pradėjau siuvinėti iš vidurio. Aš niekada nepradedu iš vidurio. Visą laiką pradedu nuo dešinio apatinio kampo ir taip va judu link kairės ir į viršų. O šitą aš labai norėjau tą veiduką išsiuvinėti jos. Man jis toks gražus. Ta prasme, jūs pažiūrėkit, kas su kryžiukais, kas darosi su kryžiukai, kas gaunasi. Vau, va taip. Taigi kaip gyvas atrodo. Tos akis. Tiesa, aš čia esu kažkur įvėlusi vieną klaidelę kairiai akytei. Kažkur vieną kryžiuką ne tas spalva išsiuvinėjau. Bet kažkaip nieko man čia nepasigadino. Aš tik vėliau pamačiau, kaip jau beką reikėjo daryti. Tai žinokit ir neradžiau. Palikau tą vieną kryžiuką tokį. O gal ant viršaus kažką užsiuvau. Žodžiu, klaidelė kairėje akytėje yra vienas kryžiukas. Klaidinga, bet pasaka. Grožis, ane? Kaip jums? Parašykit. Vat noriu nuomonių apie šitą pradėtuką. Kaip jums? Tai va. Gražu, ne? Tai va čia pradėtukas. Kaip čia dabar padarysim? Noriu, kad visi grožiai mano matytųsi, kad jūs galėtumėt grožėtis. Va taip. Va taip, ten tas pasiuvinėtas trečias žaisliukas nelabai grožis, tai jo ir nerodysiu, bet va šiti va tegul matos. Tai va, ir trečias mano procesiukas, kurį judinau, labai entuziastingai siuvinėjasi jis man, nes mes Instagrame su keliom merginom siuvinėjom tą patį darbą. Tiesa, labai įdomu, nes visos pradedam vis iš kito galo, kaip sakant, viena nuo vidurio, kita nuo viršaus, aš nuo apačios, pas Rasą iš vis labai daug išsiuvinėta, yra turbūt daugiausiai iš mūsų visų. Čia Rasa ir užkrėtė mus čia su šitu procesu. Tai va koks fainuolis. Turėjau, kaip atsimenat, tikriausiai vieną kojinę. Turėjau jo, tai išsiuvinėjau antrą, šitus va burbuliukus ir visą bekstičą. O buvo be bekstičio, tik va šitą koinę, man atrodo, ir dalis lentynos. Tai va aš, galima sakyti, va čia viską padariau per rugsėjį. Prie šito proceso labai noriu grįžti ir šį mėnesį. Aš jį judinsiu tikrai kas mėnesį, nes jis man labai patinka, tie peliukai tokie smagus. Fainuoliukai tokie. Ir va pripratau jau prie lino, tie kryžiukai su DMC siūlais tikrai gražiai man gula, patinka. Aišku, šviesios spalvos gal šiek tiek tokie,
kaip sakant, bet va, su merginom šnekėjom, kad daugeliui su šviesiais siūlais nėra lygus tie kryžiukai. Bet va tamsiais siūliukais, nu jie va, super, va tas peliukas. Nu labai fainutis. Nemažai bekstišo čia, ypač šitoj kojiniai čia. Taip atidžiai reikia jį daryti, bet labai lengvai man darosi. Aš kaip minėjau, bekstičą labai mėgstu, man jis labai patinka. Tai nežinau, man lengvai einasi. Kažkaip. Taip. Noriu, tik tai labai noriu pakeisti rėmelį. Čia man tas žalias labai netinka. Buvau uždėjusi apvalų, nuėmiau nepatogu. Noriu šiek tiek didesnį nurgę nusipirkti. Kreminį, tai va reikės. Tiesa, rugsėjį pirkinių visiškai nebuvo, nieko nepirkau. Kažkaip gal iš AliExpreso už kokį 10 euriukų kažko ten užsisakiau. Gal kažkokių rūšiuoklių ar kažko, nežinau, tai gausiu spalį, tikriausiai parodysiu, ką ten aš gavau. Tai va, taip, gražu, ne? Man irgi labai patinka. Grožiai. Nu ką, dedam čia, grožėkitės. Ir rodau 4. savo judintą procesą. Tai Lukas bitutės, kurias aš planavau pabaigti. Bet norėjau siuvinėti naujametinę lentyną. Tai šiek tiek tik tai pajudinau bitutės ir ėjau prie naujametinės lentynos. Tai va, nežinau, ar spalį aš ją imsiu. Nu, bet noriu aš jau to pabaigtuko, nes iš kitų procesų pabaigtukų nenusimato. Čia yra daugiausiai turintis procentukų užbaigtumo darbas, kaip aš čia dabar pasakiau, nu, arčiausiai prie pabaigos darbas. Tai va, tai norėtųsi man jį pabaigti. Sveikinimai merginam, kurios pabaigėt, šaunuolytės. Labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, kai jūs prisijungėt prie manęs, aš tikrai buvau tikra, kad aš pirma pabaigsiu. Nes aš turėjau pusę ir jūs tik tada prisijungėt prie manęs kartu siuvinėt. Nu, bet va, kokios šaunuolės pavarėt. Nu, aš su šitu darbu biški patinginiavau. Nu, bet ką padarysim. Tai va, gal spalį pavyks, nežinau. Nieko daug čia pasakoti nepasakosiu. Va, parodau dar magnetuką. Tiesa, dar parodysiu, kokiu magnetuku pasidariau, pasigaminau. Tai va, parodysiu keletą, gal ne visus, daugiau įdėsiu į Instagramą. Pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kokie grožiai. Čia va magnetukai jau padaryti. Tai va, dabar pirksiu vieną tokį Lukas rinkinį, kur šitą magnetuką kažkurį, nežinau, kurį čia savo išsirinkti. Va šitas labai fainutis. Nors čia man jie visi tokie gražus, net negaliu išsirinkti vieną kažkokią, kurį naudosiu būtent tam rinkiniui. Nes čia jie visi tinka. Gal numanot, kokią aš čia žadu pirkti? Galit parašyti. Tai va. Tai tiek. Tai va, čia tokie pirkinukai mano. Trumpam atsijungti, bet aš vėl čia. Tai štai, procesiukus aš jum parodžiau, ką judinau per rugsėjį ir noriu parodyti dar vieną dalyką. Vis prašėt video apie mano pabaigtukus. Bet kadangi pas mane nėra jų daug, tai aš vis kažkaip atskirai nefilmavau. Galvojau, gal prie kažkokio trumpesnio video, kur nelabai turėsiu ką parodyti. Kaip sakyt, į krūvas pridėsiu ir tuos pabaigtukus. Tai vad galiu parodyti, nes radau Pepko parduotuviai rėmelį. Va štai tokį. Va, toksai va rėmelis paprastas. Oi, čia kaip atsišviečia. Ir lempa mano šviečia. Nu, ką padarysi, stiklas. Tai va, tai žodžiu, va šitą savo pabaigtuką, va šitus paukščiukus noriu įrėminti. Čia tik taip primatavau, kaip atrodys, dar reikia išlyginti, įtempti, nes va, niekas dar nedaryta, va, tiesiog va taip paprastai įdėjau,
kad tiesiog pasižiūrėti, kaip atrodys. Nu, nepykit, čia ta lempa atsišviečia. O, ir langas, ir viskas, nu, žodžiu. Ir aš turbūt, nu, vienu žodžiu. Tai va, čia vienas mano pabaigtukas. Aš jį rodžiau, man atrodo, gal pirmam savo video. Nu, dar kartelį parodau. Dabar jau su būsimu rėmeliu. Tai va, rėminu aš pati savamoksliškai, kaip man gaunasi taip. Tik sakau, čia tiesiog dar įdėtas, bet aš jį rėminsiu. Žodžiu, netelpa čia man. Nu, patrauksim truputį. Ir dar man patinka visokie radinukai AliExpress'e. Tai ir šį kartą, va, pažiūrėkit, kokiu rėmeliu radau va šitiem savo pabaigtukam. Va. Bet pažiūrėkit, va šitie du gražuoliai. Bet matot skirtumą, skiriasi audinukai. Kodėl? Čia aš pirkau šį rinkinuką iš mano palėpės, o šits yra kinietukas. O, mažiukas prabudo. Bėgu. Žodžiu, grįžau. Štai va, mažytis pas mane ant rankų, nes labai noriu pabaigti pafilmuoti. Jeigu iš čia pagugos, pašnekės, tai labai jau čia nekreipkit dėmesio. Tai žodžiu, va taip, kartu kažkaip bandysim jums parodyti. Tai va, ką aš minėjau, tai kad čia yra kinietukas, o čia yra jau rinkinukas iš mano palėpės. Pirkau Sičkar. Autorinė schema, buvo rinkinukai padaryti. Tai va, aš vieną įsigijau pabandymai ir įsigijau kinietuką. Tiesiog man pamačiau AliExpress'e ir man buvo labai įdomu pasižiūrėti. Tas sukomplektavimas su kiniečiais, tai čia viskas aišku jau, kaip sakyt. Tas audinukas man tikrai nelabai patiko. Ir čia, kaip suprantu, gal kokia net 18 ar 16 kauntas Aidos. Ir spalva tokia, nu nežinau. Bet kaip išsisiuvinėjo, tai visai nieko. Tik va netikrinau, turiu, kadangi dabar DMC paletė visa. Įdomu, kaip spalvos atitinka. Būtų va įdomu pažiūrėti. Bet kažkaip, kai jau įsiuvinėtas, tai labai aš neimu čia į galvą. Tai va, tai žodžiu, irgi šitus reikia dar išlyginti. Ir va galvoju, į tokius va įrėminsiu. Dar turiu visas schemas Sičkar. Tai žadu tikrai pradėti laputę siuvinėti. Tai va bus rudeninis dar vienas pradėtukas mano toks planuojamas. Gražus man tie gyvūnėliai. Labai fainučiai. Čia aš va, kaip matot, persišviečia siūlas. Gale reikės kažką kaip jau apipavidalinsiu pilnai, užklijuoti, kad nepersišviestų. Nes, nu, nesiuvinėjau aš atskirai tų snaigučio, tiesiog vieną nuo kito siūlą tempiau. Tai va dėl, atsirūgo mažylis soriukas čia taip. Tai va. Žodžiu, tai va tokie reikaliukai. Tai va, čia mano irgi dar 2 pabaigtukai. Ir parodysiu dar vieną pabaigtuką, kurį turiu, nes sakau, aš jų turiu nedaug. Čia dar vienas, kuris nėra apipavidalintas. Oi, kaip čia va taip dabar su mažyliu tikrai man nepatogu. Kažką išviniosim ir uždėsim, kad parodyt jums. Va taip va. Taip, čia soriukas, bet jau su mažu vaiku ant rankų, va šitaip gaunas. Va taip, va, nu ar matosi, matosi. Tai va, čia pana rinkinio, čia mano antras pradėtas darbas. Pirmas buvo aguonos, antras buvo šitas briedis. Jis man toks gražus, kaip pamačiau, iškart nusipirkau rinkinį. Ir jį pakankamai greitai išsiuvinėjau. Grožis, ane? Labai fainas. Aš net iš tikrųjų, kaip gailiuosi, aš net į Instagramą neįdėjus normalios jo nuotraukos. Tai sakiau, reikia kažkada va padaryti jam fotosesiją ir įdėti nuotraukų postą. Skirti tikrai, nes nu grožis. Labai fainučiai tie namukai. Labai. Tai vat. Tai taip, čia tokia sunkoka pabaiga, kai sakant, vaikelis ant rankų, bet aš labai noriu nufilmuoti, nenoriu atidėti rytdienai.
ar pietukams, nes per pietus, kai mažylis miegos, yra kitų darbukų. Tai va, tai čia taip pafilmavom, kaip išėjom pabaigai. Tai va tiek aš turbūt norėjau jums parodyti. Tai va, kaip sakant, mano ir pabaigtukai, pamatėt juos. Sakau, jų turiu nedaug, aguonas rodžiau yra prieš tai, ar dar prieš tai vienam video, kur irgi rėmelį įdėjau. Tai dabar paukščiukai, briedis ir vat 2 sičkar gyvūnėliai. Tai va tiek aš tų pabaigtukų turiu. Dar tiesa turiu žaisliuką kažkur turiu žaisliuką, bet kažkur aš jau jį įkišus, tai net nežinau, neieškosiu. Tai tiek, mergaitės, ačiū, kad pabuvote kartu, ačiū, kad paspaudžiate like, kad pakomentuojat, labai dėl to man smagu. Kaip sakant, kyla tokia motyvacija nesustoti ir filmuoti man patinka, nors šį mėnesį galvojau, gal čia tiek mažai siuvinėjau, gal net nefilmuosiu, gal padarysiu video dar už mėnesio, kaip sakant, kartu rugsėjį už spalį, bet galvoju ne, jeigu jau pradėjau daryti kas mėnesį, tai tą ir tęsiu, kad ir truputėlį jis gal trumpesnis gausis, nors pagal minutės matau, tai čia ne ką ir trumpesnis. Tai vat, tai tiek tada norėjau jums parodyti. Dar kartelį dėkoju, kad būnate kartu, kad pakomentuojat, tikrai labai smagu. Tai vat, jeigu norite daugiau pabendrauti, susiraskit mane Instagrame, parašykit, pabendrausim, parodykit savo darbus, ką siuvinėjat. Beje, pasigendu iš tikrųjų, vat ką sakiau, galbūt net ir Instagrame kokį postą parašysiu apie tai, kodėl siuvinėjančios lietuvės mergaitės, kodėl nededat foto į Instagramą. Sakykime, turit paskyrą, nudėkit fotkės. Yra taip gražu, kai siuvinėjat. Nu tikrai, fainai, fotkinkit, dėkit, man taip patinka. Aš va kitų merginų, kurias seku, va, pavyzdžiui, ukrainiečių, kokių fotkių jos pridaro tų procesų. Ta prasme, nebūtinai pilnai išsiuvinėto darbo, tiesiog išsiuvinėjot kažkokį dalį, nufotografuokit, įdėkit, taip smagu, ta prasme, pamatyti, nes man pavyzdžiui, siuvinių nuotraukos, pavyzdžiui, pamatau gražią nuotrauką, viskas mane motyvuoja eit siuvinėt, va ir dabar buvo tas, kaip sakau, rugsėjo 2 savaitės, kad aš nesiuvinėjau, nuėjau į YouTube. Pažiūrėjau kelis video, tada truputėlį Instagrame panaršiau, ne tai per tas, kaip sakyt, paskyras, kurias seku, bet tiesiog į paiešką įsivedžiau ten cross stitch ir panašiai ir pradėjau žiūrinėti atsitiktinės nuotraukas. Nu ir viskas, ir mane užkabino vėl sėst siuvinėt. Tai va, tai nežinau, arba pati pasiemu kažkokį darbą, pafotografuoju, viskas, aš jau noriu jį siuvinėti toliau. Tai nežinau, mergaitės, rodykit savo darbus, juk jie tokie gražus. Tai va. Tai gerai, tiek nebekalbu, nes jau žinokit, rankas skauda mažiuką laikyti ant rankų, Jėzus mažulis toks ramus čia iš miegelio atsikėlęs, klauso, ką čia ta mama šneka. Nu, bet tai va, tai gerai, tai aš jau tada atsisveikinu, kaip visada linkiu jums lygių ir gražių kryželių ir iki susitikimo kitame video. Ate.